Taigi sveiki visi, su jumis aš Lukututu ir šiandien mes žaidžiam taip, kad tą sampą žaidžiam Call of Duty serverį ir bandysim gauti daugiau kilų ir užimti šitas pozicijas visas. Tai matosi, čia yra jau žmogeliukas, bet mes į jį pabandom nekreipti dėmesio ir čia jau mūsų užimta pozicija ir atvažiuoja su tankas ir su tankas, aišku, reikia jas pirkti, ką ten daryti. Va, ir reikia vipų, tai nusipirkam šitą ginklą ir turim kulkų ir visko. Tai mes galim pasiimti hidrą ir paskraidyti su ją. Tai reikia daug lygių ir kas ten darosi? Kas čia taip jau nerimauja? Kiek čia jų daug? Okay. Tai manau pasiimsim sraigtasparnį. Ir jo, aš ir šitą negaliu. Tai, man atrodo, aš galiu tik paprastus lėpti sraigtasparnius. Tokius kaip hidra ar ką aš tai negaliu. Tai tą galiu ir dar čia vienas kažkur turi būti. Nėra tai. Kažkur čia yra va. Ir šitą, aš lipau šitą, nes šitą labiau moku vairuoti geriau. Ir skrendam į viršų ir eisim kažką užimti pozicijas. Tai skrendam ten. Matau, labai daug žmonių ten yra. Tai šita pozicija jau yra mūsų. O tas va. Jeigu nieks nebuvo, dar vis dėlto pažiūrėsim, kieno čia yra pozicija. Ir nusileidžiam ir kai man nepatinka šitam serverį, kad kai kuriuos reikia mokėti. Tai net nežinau, kas iš to žadat. Ir palaukit biškį, pasižiūrim, kas prisijungia į Skype'ą, gal kažkas pasakys ir nieks neprisijungia, galbūt nieko neprisijungia. Tai man rodos, kad šita yra mėlynųjų. Aš esu svatas, aišku. Jep, čia yra mūsų. Ne, čia ne mūsų. Tai pasaugom ją ir užsiemam. Jo, čia reikia 2 žaidėjų, nes man negali vienas nusiimti pozicijos. Jep, mum užlagina. Jo, ar mum serverio startino buvo lagas, tai nemanau, šiandien paliekam serverį. Va, tai serveris toksai. Nežinau, dėsiu kaip grįžime ir užeinam ir pabandom vis dėlto kažką užimti poziciją ar kažką nužudyti. Tai manau, kad šį kartą jau pasirinksiu kitą žmogeliuką, nes nežinau. Kreivė pasirinksiu, biškį gal geresnis bus. Ir nežinau, ir čia taip yra pozicijos ir tu gali būti kitas, tas, bet koks žmogus. Tai va. Tai čia man
Beje, biški šitas logino register login, ne, tai spam gerai, tai manau šiam video užteks, čia biški parodžiau pradžią ir susitiksim kitam epizodui, viso gero.